Sveiki, aš esu Martynas Starkus. Aš esu Vytaras Radzevičius. Mes keliaujam po pasaulį senais automobiliais ir kuriam apie tai filmus. Nuostabu, kiek daug funkcijų atlieka šis mažas daikčiukas. Jis tarnauja kaip ir užrašų knygutė, jo galima skypinti, sudėti nuotraukas į Facebooką, bendrauti Facebook'e, taip pat įdėti nuotraukas į mūsų dienoraščius. Žinoma, prieš tai reikia atsisiųsti specialias nemokamas programas. Programėlė Unit Converter. Ir žinia, pasaulis nėra vienalytis, vienur važinėjama viena kelio pusė, kitur kita, taip pat skiriasi matai, valiutos ir visi panašus dalykai. Tai būtent šios programos dėka galima viską sužinoti, kas yra kas. Ir tai ypatingai naudinga, kada tu esi ne vienoje šalyje, o keliauji daug, o šalys yra skirtingos, taip kad labai naudingas dalykas. Programa TripJournal Lite – tai puikus kelionių žurnalas, kurio galimybės leidžia jums susijęti vaizdus su jūsų buvimo vieta. Ši programėlė susijusi su Facebook'u, su YouTube'u, su Twitter'u ir kitais socialiniais tinklais. Ir tokiu būdu, kur mes esame, gali matyti visi mūsų draugai, mūsų žiūrovai, mūsų šeimos nariai, taip kad nuo nieko nepasislėpsime. Programėlė Kayak ypatingai reikalinga žmonėms, kurie labai daug keliauja. Čia galima surasti ir užsisakyti, rezervuoti viešbučius, lėktuvo bilietus, išsinuomoti automobilį, sekti kintančias kainas. Žodžiu, visą tai, be ko daug keliaujant neapsieinama. Pavyzdžiui, mes jau pirmą dieną skridę į Buenos Aires šios programos metu susiradome labai simpatišką viešbutį pačiame Buenos Aires centre šalia labai malonaus baro. Programėlė Tripit Travel Organizer. Ji labai praverčia dažnai keliaujančiam žmogui, nes palengvina keliones, sudedama visas kelionės detalės į vieną planą. Pagrindinis šios programos privalumas yra tai, kad jums nereikia visiškai nieko įvedinėti. Tai reikia nusiųsti elektroniniu paštu gautas skrydžio, automobilio nuomos ar viešbučio užsakymo detalės adresu plans@tripit.com ir jūsų kelionės planas bus sudarytas automatiškai. Vienas smagiausių atradimų šioje kelionėje į Pietų Ameriką mums buvo programėlė Google Translate, kuomet tu gali įvesti žodį lietuviškai ir sužinoti jo reikšmę, kokią tik nori kalba konkrečiai, keliaujant po Pietų Ameriką ispaniškai. Na, ispanų tai ispanų kalba, tačiau ypatingai ši programėlė, man atrodo, mums būtų pravertus ir pravers žmonėm, kurie keliauja į Kiniją, kadangi ten tarimas iš tikrųjų įspūdingas. Na, manau, būtų pravertusi kažkada ir Turkijoje prie Vano ežero, kai su vienu vietiniu teko išgerti labai daug arbatos, kol sugebėjus paaiškinti, kad čia kalnuose yra terminiai šaltiniai. Matyt, būtų buvę viskas greičiau ir paprasčiau. Na, mūsų lengvesnės kelionės tapo dėl to, kadangi mums nebereikia su savim tampytis žodynų, užtenka Samsung Galaxy Tabo ir būtent programos Google Translate. Atvirai pasakius, programėlė Wikitude World Browser buvo turbūt didžiausias stebuklas šioje kelionėje. Kuomet atsidarius šią programėlę, stovėdamas bet kurioje vietoje, tu gali tiesiog įsijungęs skanuoti aplinkui esančią vietovę ir ekrane pamatyti, kas ten yra. Tu gali pamatyti maitinimo įstaigas, degalines, gali pamatyti kino teatrus, gali pamatyti muziejus, žodžiu, viskas viename ekrane būtent šioje programoje. Buenos Airese tiesiog įbedus vienoje vietoje vaizdą į šitą prietaisą, mums paaiškėjo, kur reikia rasti milongą, kurios mes tą vakarą ieškome. Milonga yra vieta, kur šokamas tango. Ir mes tai be didelio vargo labai greit suradome. Kad būtų paprasčiau mūsų žiūrovams, šį kartą mes irgi nusprendėme sukurti savo programėlę. Pavadinome ją TV kelionės. Čia viskas labai aišku. Atsidarius ją matosi, kur mes keliavome, kokiose vietose sustojome, ką matėme aplinkui ir galima buvo paskaityti, kokius įspūdžius patyrėme. Taip, kad viskas vienoje vietoje iš karto. Čia ir mūsų para Rio de Janeiro lūšnynuose ir ypatingai egzotinės vietos. Projekte kartą Pietų Amerikoje Samsung Galaxy Tab naudojame pirmą kartą ir šis daikčiukas tikrai mūsų nenuvylė. Jis labai stipriai palengvino mūsų kelionę, taip kad ateityje mes su juo greičiausiai nesiskirsim.